Lietuvos pilietis galvoja, kad NATO yra kažkas išorėje ir kilus konfliktui NATO ateis ir mus čia visaip kaip išgelbės. Tai reikėtų performatuoti tą supratimą, kad Lietuva yra NATO, o NATO yra Lietuva. Reikia tik tai nepamiršti, kad būdami NATO nariu mes turime ne tik tai galimybę naudotis visais resursais, bet turime ir atlikti, kaip sakant, savo pareigą tam pačiam alijansui. Tai lygiai taip pat gindami savo Lietuvą NATO alijanso pajėgų bendrybėje mes turim būti pasiruošę reaguoti į bet kokią situaciją, kuri gali ištikti bet kurią iš NATO narių, nes mes esam vienas kumštis ir tai yra labai svarbu ir būtent buvimas vienu kumščio dalimi, buvimas NATO pajėgų kumščio dalimi mums garantuoja tą saugumą, kuriuo mes labai džiaugiamės. Lietuva yra namas, arba namas, kurioje gyvena Lietuva ir aplinkui yra kitų namų. Ir ateina kažkoksai tai nedraugiška jėga arba kažkas tai bando įsibrauti tavo namą. Tai tavas, jeigu tu būsi vienas, tai gali būti, kad tas nedraugiška jėga ir įsibrausi tavo namą. Bet su visų, man taip atrodo, kad gyvenime apskritai svarbu yra draugai. Tai kadangi NATO, aš manau, kad yra draugai ir aplinkui yra esantis namai, kaimynai yra NATO draugai. Ir galim vis laik paskambinti draugam ir pasakyti, kad mane kažkas tai mano namą veržiasi, man reikia pagalbos. Aišku, galbūt ta pagalba biški pavėluos, bet ta prasme jinai anksčiau vėliau bus. Matau, kad ir šitą mokymų centre Rūkloj, sakykime, alijanso partnerius ir amerikiečius, ir kitų šalių Europos. Tai kažkokie suteikia tikrai gan nemenką viltį, kad bendrom jėgom mes apsiginsim nuo bet ko.